kokių gyvūnų yra? Ką jūs auginat, ko jūs turit? Kokių gyvūnų? Karvės, jeigu pradėsim nuo stambių, arklį turėjau, bet jau dabar pardaviau arklį. Tai va, karvės, veršiukai, vištas, katės, aviukai. Kurį niekaip negali papjauti. Labai gaila, ne? Sakėt, kad visos vištos pas jūs savo mirtį miršta. Taip, savo mirtį miršta. Vištas nesu papjautas. Nes nėra kas ją papjauna, nu taip pasakyti. Nėra to žmogaus, vyras irgi toksai, nu jeigu gal, taip sako, negalima sakyti, jeigu badas būtų, jeigu kas gali papjauti, tą vištą. Taip, jinai miršta savo mirtį miršta. Bet tai jos daugiau dėl kiaušinių auginimus, ne tik kaip mėsį. Visai mūsų dėdeklės, taip, tokie dalykai. Žąsų augindavom senai, žąsų, ančių, bet kad čia žąsis labai jau terpia aplinką vienas dalykas. Ir rudenį labai sunku jos ežere apsigyvena tada. Ir kaip sunku jos būna išrašyti iš ežerą. Taip. Labai sunku, ko šakiotos ilgiau ežere. Receptą perduoti iš mano močiutės, mano mamai, iš mano mamos man. Čia tai ir močiutė, ir mama, ir aš gimiau, kitur gyvenau 20 metus, bet dabar čia. Tai va, tie receptai seni, yra ir naujų sukurtų, kaip šokoladinis sūris, kaip dar tokių visokių dalykų, tai čia mūsų pačių fantazija, bet tautinis paveldą turi, tai va tie turi be priedų, su kmynais, su aguonam, tie sūriai varškė paveldą turi, sviestas. Tai čia jūsų darbo vieta? Čia mano darbo vieta pagrindinė, taip. Va, čia verdu, bet dabar tai neverdu. Dabar šiuo momentu tai čia neverdu, nes sušala, čia vasara. A ten dabar šilčiau, tai tenai verdu, tenai tą pieną verdu. Bet taip tai va čia verdu vasarą visą laiką. Tai čia labai nėra tiesiog kur net vietas. Va, separatorius ir nematėt kas, va toksai separatoriukas, va. Varškė, va taip va nuvarvinu. O, čia vietas nebeliko. Nu, va, čia, sakaugi, čia tik vienam žmogui, čia labai nedidelės patalpytės, nu, maišukuose. Kvepuotų. Nes jeigu suvinioji tą plėvelį, jie trūksta, negali, jie turi būti, nu, jie turi, aš su maišukuose, visą laiką laikau, va taip, kad jie būtų... Paskui tik ant pačio galo, ar ne? Taip, ant pačio galo prieš pasuodamą, prieš pardavimą, patį iš vakarą sudedu tada taip. Ir va visiems savo pirkėjim rekomenduoju iš tų plėvelių išimt, kuo grubiau. Paprasčiausiai lėkštutės, jisai apdžius, bet jisai supranta talsuos, nes jisai mūsų be jokių konservantų, be niekas mėgsta, jisai pradės dūst, kaip pasakyti, ten fermentuotis. Nu, savaitę laiką laisvai. O sviestas tai dar daugiau. Aš tai duodu garantiją, nuo savęs duodu 10 dienų sviestų. Slėgiu, kadangi jisai geležinis, tai va, tai padedu tą plėvelę, kad jinai, nu, kaip pasakyti, nu, nekontaktuotų su rūdim. O kiek čia telpa, pavyzdžiui, sūris šitas? 8. Čia 2 aukštai.